Kada aš jos mačiau? Prieš 1000 metų. 100. Gal vakar. Vakar jų buvo daug. Šiandien liko tik tie patys rūbai, tie patys kryžiai. Tarytum ir veidai tie patys. Tarytum 100 metų jie eina ir eina, o aš girdžiu vis tą patį balsą ir tos pačius žodžius. Eikite pas mus, jauni ir seni, eikite pas mus, vyrai ir moterys, mes jums atskleisime didelę paslaptį, šventojo stebuklo paslaptį. Stebuklas, stebuklas, stebuklas. Nejaugi jų tarp yra žmogus, kuris matė šventąjį stebuklą. Jūs matėt? Aš pati nemačiau, bet žmonės pasakoja. Senesnių žmonių klauskit. Gal jūs, močiut, sulaukit savo gyvenime stebuklų? Ne, nieko jums nepasakys. Kodėl nieko nepasakys? Jie atrodo, kad iš jos visada žmonės juokiasi, o jinai jūsų nepažįsta, nežino, ko norite, ko atvažiavote čia iš Šiluvą. O vis dėlto kas toji moteris? Bružaitė, buvusio Šiluvos klebono sesuo. O kodėl žmonės iš jos juokiasi? Turbūt dėl to, kad ji visą savo jaunystę praleido pas brolį, šeimininkavo, o Bružas turtą paliko savo sugyventiniai. O seseriai nieko. Taip, stebuklas neįvyko. Eikite pas mus, jauni ir seni, eikite pas mus, vyrai ir moterys, mes jums atskleisime didelę paslaptį, šventojo stebuklo paslaptį. Tikriausiai tas, kuris paklūdė jos ant kelių, žinojo. Žmogus atsiklaupęs gali tik prašyti pasigailėjimo, maldauti, kentėti ir laukti, laukti, laukti. Šią moterį aš sutikau toli nuo Šiluvos. Daugelį kilometrų jį praėjo keliais. Ėjo, prašė, meldėsi. Jūs iš toli atėjot? Taip, mes prie Šiaulių gyvenam. Turbūt labai pavargot. Taip. O ko jūs meldėt Marijos? Sveikatos prašėt? Nesusirgo labai sunkiai mano duktė. Pasižadėjau Marijai auką padaryti. Ir padariau. Nežinau.
Pasižadėjot ateiti Šiluvą keliais. Taip ir pasimelsti. Ir jūsų duktė pagijo. Ne, ilgai sirgo, bet nepagijo. Eikite pas mus, jauni ir seni, eikite pas mus, vyrai ir moterys, mes jums atskleisime didelę paslaptį, šventojo stebuklo paslaptį. Kiekvienais metais čia renkasi tikintieji ir laukia stebuklo. O stebuklo kaip nėra, taip nėra. Šventoji Marija neapsireiškia, o vienintelis visoje Lietuvoje išgarsėjęs stebukladarys Kikilas diena iš dienos ruošiasi išeiti į pensiją. Tik Dievui yra žinoma, kiek kartų jis paslaptingai susirgdavo ir stebuklingai išgydavo. Šiandien Kikilas mielai demonstruoja, kokiu būdu 1927 metais kunigų papirktas apako ir stebuklingai pagijo. Pasakykit, prašau, kuo bažnyčia jums už tai atsidėkojo? Dievui daug šventos dvasios brangia Juozui Kikilui, už jo uolų šventų mišių tarnavim, kanauninkas Kurzonas, Telšių klebonas ir dekanas, Telšė 1927 metas, 2 lazdelis, 2 mėnų vasario 13 dieną ant kol, tabir tur namus prilaus pasikabės, pasmilečiai ryt pat atsineš, jau ankstiai išvažiuos. Parodė Staugaičio litanį posivertės galvą, apsiaužėdėjo benzinų būdį, padėtą pasimiskarė. Kalba, kad čia ant tų akmenų įvyko stebuklas. Aklajam pasirodė Marija ir jis praregėjo. Pradėjo plaukti minios žmonių trokštančių stebuklo pasikartojimų. O, jeigu praregėtų ir šie žmonės, su viltimi ir aklų įsitikinimu bučiuojantį į šaltą, abejingą akmenį. Brangiai kainuoja stebuklo laukimas, bet stebuklo nėra ir nėra. Nežinau, Grašio dėka galima sulaukti stebuklo ar ne, bet šie žmonės tikrai žino, iš tikinčiųjų naivumo galima pralobti. Galbūt todėl jie slepia savo veidą, galbūt jie širdyje seniai netiki nei akmeniu, nei stebuklais,
Jiems pinigai stebuklus daro. Nesuprantu, ką jūs slepiat. Tikriausiai ne šventojo stebuklo paslaptį? Tai kokią paslaptį jūs saugojat? Nuo kokios tiesos slepiatės? Jūs buvot Šiluvos bažnyčios maršalka? Taip? Pasakykite man, kokią paslaptį jūsų tikintieji saugo? Ko jie slapstosi? Žinoma, atsakyti sunku, jeigu jūs pats bijote pažiūrėti žmogui tiesiai į akis. Kodėl jūs bėgat, Mandraveckai? Bijot, kad neatskleisčiau jūsų šventosios paslapties? Be reikalo. Visi žino, kad jūs buržuazinių nacionalistų tarnas. Visi žino, kad jūs 5 metus meldėt Dievo, bučiavot akmenį, kad įvyktų stebuklas ir niekas nesužinotų apie komjaunuolių Lukauskaičių žudynes. Štai nuo kokios tiesos slepiasi šis taurusis bažnyčios maršalka. Tai Mandraveckas paženklino šventais kryžiais medžius, prie kurių jis su savo bendrais nužudė komjaunuoles Lukauskaitės. Ir tai buvo ne prieš 1000 metų, ne prieš 100, tai buvo prieš 8 metus. Neapsakomas skausmas motinai. Vaikų neprikelsi, stebuklų pasaulyje nebūna. Eikite pas mane, jauni ir seni, eikite pas mane, vyrai ir moterys. Aš atskleisiu jums savo neapykantą šventam bažnyčios stebuklui, kurio niekada nebuvo ir niekada nebus. Už jau uolų šventų mišių tarnavim, kanauninkas mūsų. Deutsche Fried, Deutsch Messer, große Kante Dienstheit, Panzergaren, Fürsten, Galus, Tagen, Tomaten, Tein. Mama! Aš kaltinu visus, išmokysius lietuvių nuolankumo.
pirmoje eilėje aš kaltinu bažnyčią, nes jį išmokė žmogų atsiklaupti. O atsiklaupus galima tik mirti, bet ne kovoti.